Gerbiami kolegos, mėly tautiečiai, mano pristatomas projektas, manyčiau, yra svarbus, nes susijęs su Lietuvos valstybės nacionaliniu saugumu. Įstatymo projekto rengimą paskatino siekis papildyti teisinį reguliavimą, nustatantį, kad valstybės tarnyboje, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose dirbtų tik Lietuvos Respublikai ištikimi, patikimi, nepriekaištingos reputacijos asmenys. Lietuvos valstybė turi pagrindo abejoti asmenimis, kurie galimai bendradarbiavo su buvusiomis SSRS specialiosiomis tarnybomis. Tai itin svarbu šiandien, kai keičiasi geopolitinė situacija pasaulyje. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis nustato, kad valstybės tarnautojai turi būti nepriekaištingos reputacijos. Tai yra kartojama ne viename straipsnėje ir ne vienoje dalyje. Valstybės institucija yra valstybės įstaiga, per kurią įgyvendinama valstybės valdžia. Savivaldybės institucija yra institucija gyvendinanti teisė grindžiama savivaldybės bendruomenių interesais. Ir Konstitucinis teismas yra konstatavęs, kad valstybės institucija yra valstybės funkcijų gyvendinimo mechanizmo sudedamoji dalis ir valstybės funkciją įgyvendina valstybės tarnautojai, valstybės institucijos dirbantis valdininkai. Taigi, Europos žmogaus teisių teismo praktika irgi yra svarbi mano rengiamam projektui, nes žmogaus teisių teismas yra sakęs, kad ypač svarbu įsidarbinant į valstybės tarnybą yra būdinga įsidarbinimo valstybės institucijose sąlygose suponuota valstybės atsakomybės ginant ir saugant bendrąjį interesą. Deja, situacija su buvusiais agentais, buvusiais galimais KGB bendradarbiais yra gana rimta ir neatskleista iki pabaigos. Štai istorikė daktarė Kristina Burinskaitė savo monografijoje atkreipė dėmesį, kad į KGB agentų darbo tyrimo problemą išvežtus sunaikintus dokumentus būtina atsižvelgti ir apie tai kalbėti ir kartoti. Vien į Rusijos Omsko KGB archyvus yra išvežta per 5000 dokumentų. 10 000 dokumentų yra sunaikinta. Istorikas šiuo atveju, manyčiau, kad geriau vartoti šitą apibūdinimą mūsų kolega Arvydas Anušauskas ne vienoj knygoj ir ne vienoj studijoj yra kalbėjęs apie šitos dalykus. Ir jisai yra pasakęs, kad 1956–1990 metais apie 50 000 žmonių buvo įtraukti į šitą KGB darbų vadinamųjų erdvę. Noriu dar paminėti, kad kas ypač svarbu, Julija Ravaitytė dar 2015 metais konstatavo problemą, kuria būtų sprendžiama šiuo mano įstatymų projektu, kad neprisipažinę asmenys išliko potenciali grėsmė Lietuvos saugumui. Apie tai kalbėjo ir Europos žmogaus teisių teismo teisėjai, tarp jų mūsų lietuvė Danutė Jočienė, kuri aiškino, kad visi bendradarbiavę asmenys gali būti šantažuojami. Ir vienas iš šio mano įstatymo siekių yra užkirsti kelią privačiam ar instituciniam šantažui. O tai iš esmės taip pat turi reikšmės mūsų valstybės saugumui. Projektos pagrindiniai uždaviniai, kaip turbūt skaitėte, yra eliminuoti galimą grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, Lietuvos valstybės konstituciniai sąrangai ir konstitucinėms vertybėms. Ir tikiuosi, kad
šitam mano siūlymui jūs pritarsim, nes čia nieko nėra bendra su tuo, apie ką man ir šiandien ne vienas kolega kalbėjo. Čia yra antrasis variantas, pataisytas variantas, kurį prieš keletą mėnesių svarstė Teisės ir Teisėtvarkos komitetas, kur buvo konstatuota, kad galimai gali būti pažeidžiama Lietuvos Respublikos konstitucija. Dabar šitie dalykai yra išeliminuoti ir nei Teisės departamentas, nei kiti nei žodžio nebeužsimena, kad mano šita pataisa galimai pažeidžia Lietuvos konstituciją, nes mes padarėm išimtį tiems 1589 asmenims, kurie prisipažinę ir gavę Lietuvos valstybės garantiją, kad jie nebus persekiojami, tai apie šituos čia nei žodžio šitame mano projekte nebėra šnekama iš viso. Jiems yra sudaroma išimtis. Tai kviečiu pritarti mano teikiamam įstatymo projektui. Ačiū, gerbiamas kolega, jūsų nori klausti 10 Seimo narių. Pirmasis klausia Valdemaras Valkiūnas. Gerbiamas Stasy, jūsų geras pasiūlymas, aš manau, kad nereiks laukti ir jums kitos kadencijos, kad ir visus tuos KGB darbuotojus ištrauks iš tų maišų, kaip ir padarė Latvijai. Kaip jūs matot tas perspektyvas? Na, aš manyčiau, kad kada, jeigu ne dabar, pabaigti spręsti šitas problemas, nes jos yra gerokai įsisenėjusios. Beje, dar nepasakiau, kad dabar visi žinome, kas turi prisipažinti, pretenduojantis į tam tikras pareigas. Tai ten, pavyzdžiui, nelikę net mero nėra. Yra parašyta, kad turi savivaldybių tarybos nariai merai, kai dar buvo meras tarybos narys. Tai ir tokių techninių detalių yra įrašyta, kurios turėtų pagelbėti. O gerbiamas kolega, tikiuosi, kad bendromis jėgomis Seimas pagaliau turės drąsos ir nuo to valstybė tik bus saugiau, kad žmonės nebūtų šantažuojami. Ačiū, klausė Rita Tamašūnienė. Ačiū, gerbiamas pranešėjau. Tai, eilinis bandymas po truputį šiek tiek priartėti, kad vis dėlto įvyktų iliustracija, kuri mano vertinimu yra privaloma ir tikrai valstybė, kuri pasirinko kelią slėpti skeletų spintoje, tai pasmerkta tiesiog, kad tie vaiduokliai gali atgyti ir kaip jūs minėjote, archyvai ir jų skaičiai ir tų buvusių bendradarbiavusių skaičiai, kurie yra priešiškos valstybės archyvose, tai yra didelė terpė manipuliuoti, daryti spaudimą, šantažuoti įvairiais galimais būdais. Jūs teikiate vėl valstybės tarnautams nepriekaištingos reputacijos principų vadovaujantis prisipažinti, jeigu žmogus turėjęs sąsają su specialiosiomis SSSR tarnybomis. Vis dėlto, aš galvoju, kad verta visiems kartu, ypač dabar vertinant geopolitinę situaciją, grįžti prie iliustracijos įstatymo. Tai kaip jūs vertinate šitą mano pasiūlymą, kad ne tik mažiuką žingsniuką, bet vis dėlto grįžti prie pagrindinio įstatymo iliustracijos. Ir antras dalykas, kaip jūs vertinate, kaip tik tai kažkas iš opozicijos pradeda kalbėti apie KGB dar esamus ir neprisipažinusius agentus, taip pat kitą posėdį seka konservatorių, komunistų partijos ten reiškia pasmerkimas. Tai man atrodo, kad yra tokia vaidyba daugiau negu noras tikrai padaryti vieną kartą ir padėti tašką šitoje istorijoje. Gerbiama kolegė, sutinku, kad mes turime eiti Lenkijos keliu, turime eiti Vokietijos keliu, kurie daugelį dalykų jau senai padarė. Na, o jūs čia jau mane provokuojate dar didesniam žingsniui, bet aš manau, kad šitas žingsnelis, kuris šiandien svarstomas, būtų
būtų gera pradžia šitiems procesams. Klausia Algirdas Sysas. Ačiū. Pradžioje gal norėčiau patikslinti ponę Ritą, nes skeletai tai neatgyja, o vaiduokliai tai nemiršta. Tai čia jau, taip sakant, toks jau gyvenimas. Bet kolegai, tai kodėl jūs taip naiviai galvojate, kad po 34 metų kažkas čia išeis į šitą tribūną ar kokį ir sakys, dirbau, kaltas, bet noriu būti meru. A gal jūs turit kokį sąrašiuką? Tai paviešinkit tą sąrašiuką, tai tada mes žinosim, kad įstatymas nukreiptas labai konkrečiai. Nes daug metų kovojom čia įstatymus teikiam, užslaptinom mūsų buvusius KGB agentus labiau nei Amerikos slapčiausi dokumentai 75 metam. Tai šitas jūsų įstatymas šitos problemos nesprendžia. Tai ar turite sąrašiuką, kuriam bus taikoma šitas įstatymas? Ačiū. Gerbiamas kolega, sąrašiuko tikrai neturiu, bet aš įsitikinęs, kad Lietuvos valstybės saugumui bus daug solidžiau bus, kad žmogus pretenduojantis į valstybės tarnybą šitą tiesiog turės informaciją pateikti. Ir nemanau, kad nuo to pasaulis apsivers, bet tą reikia padaryti. O kadangi jūs čia minite skeletus, šešėlius ir dar kitus tuos įvaizdžius, tai aš noriu pasakyti, kad šitie galimi žmonės, asmenys bendradarbiavę su KGB struktūromis pasaulyje irgi yra įvairiai vadinami. Pavyzdžiui, yra vadinami, istorikas Kasparavičius juos pavadino užšaldyta žuvimi. Vadinasi, gali ateiti tą X minutę, kai juos kažkas panorės nedraugas mūsų valstybės atšildyti. Dar yra terminas JAV teisei apie tokius agentus kalbėti. Tai yra miegantis agentai. Miegantis agentai, kurie gali būti bandomi pažadinti. O sąrašiukų tai neturiu ir nemanau, kad čia yra dabar mums reikia siekti tuos sąrašiukus dėlioti. Tiesiog žmogus turi savo valią nurodyti, prisipažinti. Ačiū, klausė Edmundas Pupinis. Ačiū. Gerbiamas kolega, aš taip pat sutinku su kolega Sysu. Man visai neaišku, kodėl jis dabar turi prisipažinti, jeigu jis anksčiau neprisipažino bendradarbiavęs ir nebuvo, reiškia, paslėptas po 75 metais. Tai dabar koks motyvas 304 metai? Jam dabar kažkur tai apie 70 metų, jis gal nedirba savivaldybei ir dabar jam prisipažinti. Tai iš tikrųjų, motyvą suprantu, bet ir Teisės departamentas nesupranta, reiškia, kodėl toks įstatymas reikalingas. Suprasčiau, jeigu visus, reiškia, ir kurie, tarkim, gavę tą imunitetą 75 metų, tai čia idėja suprantama, tik tai tam, kad reiškia, išviešinti tuos, kurie neprisipažino. Tai čia būtų aišku, bet kaip dabar, reiškia, prisipažinti žmogui, kuris prieš 304 neprisipažino, dabar jau pensinio amžiaus ir dabar eis ir prisipažins, reiškia, suprantant, sakau, veiksmumo nematau šito įstatymą. Gerbiamas kolega, aš jau ne pirmą kartą kartoju, kad apie tai, ką jūs sakot, negalioja tiem 1589 asmenims, jiems šitą negalioja, nes Lietuvos valstybė įsipareigojo, kad juos saugo. Tačiau, gerbiamasis, jeigu pretenduoji į valstybės tarnybą, žinant geopolitinius kontekstus ir grėsmes Lietuvos dabar valstybei ir ne tik Lietuvai, tai manyčiau, kad saugumo būtų daug daugiau, jeigu žmogus eidamas į šias pareigas, tai turėtų nurodyti ir prisipažinti. Klausė Audronis Ažubalis. Ačiū, gerbiamas pranešėjau. Aš suprantu taip, kiek aš išmanau. Yra kategorija bendradarbių KGB, kurie liustravosi. Yra nesiliustravusių, kuriuos Lietuvos gyventojų genocido tyrimo centras įtraukė į sąrašus ir tie sąrašai yra paviešinti. Tai dabar jūs kalbat dar apie trečią kategoriją, ar kaip? Apie kuriuos jūs kalbat? Jūs sako, 75 metam, kurie taip, viskas,
Ne, bet jūs kalbate apie tą sąrašą, kurį paviešino, kurį sudarė gyventojų genocido centras. Čia reiktų žiūrėti truputį kompleksiškiau į šitą dalyką. Jeigu tu žmogau pretenduoji į kokias mero pareigas, na, turi tą nurodyti, ar yra tam genocido centro sąraše, ar nėra. Būtina tą geriau pačiam nurodyti, negu paskui prarasi pareigas, kai kiti tą nurodys. Dabar tai dar. Yra toks dokumentas, deklaracija, kur žmogus turi surašyti. Yra 7 punktai. Tai tarp tų 7 punktų nei žodžio apie tą tokią ištikimybę valstybei. Nėra tokio punkto. Nors toj anketoj turėtų, mano nuomonė, toks irgi būti. Klausė Valdas Rakutis. Gerbiamas pranešėjau, mes apsirigojam KGB, reiškia pareigūnais, bet gal reikėtų tada į tą prisipažinimą eilutę įtraukti ir FSB ar kitas organizacijas, kurios iš esmės toliau tęsia KGB veiklą, nes, na, tai ką dabar žmogus sakys, nenurodžiau dėl to, kad jau buvau modernesniais laikais. Na taip, jūs čia, gerbiamas profesorius, jūs čia dar toliau žengiate, bet man atrodo svarbesnis dalykas, kad mes įsileisdami pabėgėlius tuos 10 000, daugiau tų saugiklių ir filtrų įdėtumėm, kad nepatektų į mūsų valstybę tie infiltruoti jūsų minimų struktūrų žmonės. Ko gero, čia truputį kita tema yra, bet verta dėmesio.